Nuo rugpjūčio bus galima aplankyti Medžių lajų taką Anykščių šilelyje. Šis įrenginys skirtas tam, kad lankytojas geriau pažintų mūsų Lietuvos gamtą, geriau pažintų mišką, labiau susipažintų su Anykščių šileliu. Nes iki šiol būdavo kaip atvažiuoja, puntuką akmenį apžiūri ir dažniausia Anykščių šilelį palieka. Dabar bus galimybė 300 metrų praeiti Medžių lajų taku, tarp Medžių lajų pakilus virš žemės, pasižiūrėti, kaip atrodo spygliai, kaip atrodo lapai, kaip atrodo žiedai, kankorėžiai ir kiti atributai reikalingi ir būdingi miškui. Ir taip pat netgi yra siūlymas šitą taką aplankyti 4 kartus į metus. Kiekvienu metų laiku medžiai ir miškas yra labai gražus. Ir lankytojų srauto mes stengsimės neriboti. Aišku, jeigu nebus viršijamos techninės galimybės. Statybininkai yra paskaičiavę, kad į Medžių lajų taką, į patį taką vienu metu gali įžengti 500 žmonių. Tai praktiškai skaičius yra pakankamai didelis. Apžvalgos bokšte vienu metu gali būti 50 žmonių. Tai vienu metu aš nelabai noriu tikėti, kad toks kiekis žmonių susirinks. Pagrindinės konstrukcijos sumontuotos, vyko pabaigti aplinkos tvarkymą. Kaip matome, apžvalgos bokšte ne viskas baigta. Vyksta keltuvų montavimo darbai, dar ne visur elektra išvedžiota. Ten, kur statybos metu buvo pažeistos konstrukcijos, dabar yra perdažoma. Vienu žodžiu, takas yra ruošiamas atidarimui, visai nebedaug liko. Įėjimo kontrolė ir bilietai bus apačioje, informacinėme centre. Į apžvalgos taką bus galima patekti su lankytojų bilietu. Jo kaina bus 1 euras ir tas bilietas yra visose saugomose teritorijose. Jis galioja 5 dienom. Taip pat bus galima užsakyti edukacinę programą, ekskursiją, kur mūsų darbuotojai papasakos apie medžius, apie mišką, apie Anykščių šilelį, papasakos, kokios sąsajos yra su Antanu Baranausku. Medienos šiame take sunaudota pakankamai mažai, aš netgi neskaičiau kiek, metalo domėjausi kiek, tai takui sunaudota 395 tonos metalo ir 1500 kubinių metrų betono. Tai va didžiausi skaičiai, kurie naudoti montuojant konstrukcijas šiame take. Taip, vis tik tai buvo galvojama, kad takas būtų ilgaamžis ir mediena, kaip matome, yra tik tai bokšto apdailoje, informacinio centro apdailoje ir ranktūriai, turėklai pagaminti iš medžio. O visa kita yra metalas. Ateityje mes tikimės, kad šitą Medžių lajų taką vis daugiau ir daugiau galės pasiekti dviratininkų. Turime planą pastatyti pakabinamą tiltą per Šventosios upę ir padaryti, nutiesti 10 km dviračių žiedą žiedinį, kad būtų galima atvažiuoti iš Anykščių, aplankyti Medžių lajų taką, puntuką ir kitą pusę Šventosios vėl grįžti atgal į Anykščius. Nes vis tik tai prioritetas ateityje ekologiškom transporto priemonėm, tai šitas takas mums labai pasitarnaus.